Gerai, 100 metų nematyta vieta, ane? Suoliukas dar vis nepabaigtas, stojau toj pačioj vietoj. Dabar tarp atskirų suolo dalių per vidurį sujungimas bus. Tai pasidariau štai jau tokį slotą, čia išsipjaus ir įsistatys tokia vat atrama bus per patį vidurį. Vieną pusę jau pasidariau, dabar pasidarysiu kitą pusę. Taigi, šitas dalis išsipjau, čia išsikaliau 2 skyles per pusę, kiekvienoj pusėje po 2 skyles liau. Paprastas dygis ir lizdas, tai nefilmavau, neįdomu. Dabar šita dalis. Va. Taip va bus sutvirtinimui. Gražiai nueina vienas per kitą. Gal čia biškutį. Nu, bet čia jau smulkmenos. Tai va. Taip atrodo. Suolas. Sunkus gyvenimas. Reikės išlengvinti čia arką padaryti. Gale arką tokią pačią iškalti. Kažką su nugarą daryti ir kažką su skersiniam tom dalim padaryti. Irgi kažkokias arkas. Viršuje tai tikrai arką darysiu. Apačioj dar galvoju iš tikrųjų. Na, čia biškai dar porankiai pasidarys. Nes priedo dar pasidės sėdimos dalis šilginės. Šį čia arkos į tą pusę nedarysiu. Pagalvojau, kad jeigu sėdėsi nugara, čia būna sėdimoji dalis. Štai čia. Ir jeigu čia gaunas pakilimo vietoj, tai čia nelabai patogu bus. Bent jau aš taip manau. Gerai, jeigu čia suolo priekis, jeigu čia suolo yra priekis, tai pirmoji pati dalis bus šiek tiek išlindusi ir išėjusi čia už kraštą. Tai jau tą išėjimimą padariau vienoj pusėj, dabar pasižiūrėkit, kaip darysiu kitoj pusėj.
Stalčius. Suoliukas. Suoliukas. Taip. Dabar štai šita vat vieta. Taip, čia viršus. Kiek nedaug. Nedaug trūksta. Svaja nukrito. Šiek tiek reikia susiaurinti. Per platai šiek tiek. Va. Turim šitą dalis, jau telpa gražiai. Kitos dalis atsisėdimo bus siauresnės. Čia yra 4,5 berods. Jo, 4,5. Kitos dalis bus apie 2,5 cm. Priekinė dalis aukštesnė, kitos žemesnės, nepatogu sėdėti. Dėl to šitą dalį reikia įleisti. Ir dabar įleisti reikia čia vat išimti vieną kampą. Štai šitą kampą reikia nuimti. Tada jisai pasileis žemiau ir bus lygus su kitom dalim. Dabar išpjovimas, kadangi aš neturiu frezos, galima tik tai su staliniu pjūklu. Čia gaunasi dar 4,6 mm reikia nuimti. Dabar klausimas, per kokį gylį. Gylis turėtų būti kitol. Reikia pamastyti. Iš tikrųjų, čia nėra ką mąstyti, reikia šitas pasidaryti. O nuo to priklausys, kiek išim čia. Reikia nesusipėti. Nusibliuvau abu kraštus, pastovėjo per savaitgalį šitos lentos ir dabar reikia nusibliuoti vieną šoną, štai šitą. Bent jau, kad būtų kuo mažiau tokių dubimų, nes čia dabar iškilimas yra, čia įdubimas, čia įdubimas. Ir tada galėsiu susipjauti lentas.
Išsipjoviau jau sėdimos dalies lentelių. Jos yra beveik 3 mm 29. 30 mm. 29 mm iš esmės. Tai vadinasi, kiek man reikia dabar štai šitam priekiui padaryti čia įleidimą. Pasiimsiu dabar, nežinau, turbūt 3 cm. Dabar pirmąjį pjūvį darysiu štai šičia. Tai bus jisai statmenai. Tai bus šita pusė atremta į sienelę. Čia, jeigu dabar žiūrėčiau nuo liniuotės parašyta 3 cm, tai būtų man štai šitas tarpelis tarp išorinės vidinės peilio dalies ir sienelės. Bet man reikia tarp išorinės peilio dalies ir sienelės 3. Tai man reikėtų dabar šiek tiek daugiau. Čia daugiau negu 3. Dabar pirmasis pjūvis bus atrėžti štai jau šitą vadalį per ilgai. Na ką, galėčiau sakyti, kad visai gerai. Lygiai tiek pat kiek šita. Dabar reikia pjauti ties tą vietą, kur yra pieštukas. Tai reikės apversti. Ja, reikės apversti. Kad šita vieta atsiremtų. Kaip ten taip reikia rodyti, ne? Jeigu kas jau suprato, tai padariau klaidą. Šitas paviršius turėtų būti lygus, bet išpjoviau negerai. Man reikėjo tą dalį, kiek šitas storis buvo, palikti, kitą dalį išpjovau. Tai va, blogai. Ir dar vienas dalykas, kas įdomu. Jeigu čia išsidėlioju kokiais tarpais, čia priekinis tarpas ganėtinai toks nemažas lieka. Šitie tokie pusė velnio, iš ilgio gaunasi. Bet šitas tarpas man toks nepatinka. Kažkaip reikės kitaip sudėlioti. Bet kitaip sudėlioti negaliu, nes jeigu čia jau atsiremia, šitas tarpas tiek lieka, nebent giliau įvažiuoti, pabandyti. Nu, pamastysiu. Bet klaidų daro visi, taipogi ir aš. Reikia iš jų pasimokyti, jūs nedaryti. Tokios kojos kvadratinės nepasiliks. Nusprendžiau padaryti už tai tokius, gal matot, išėjimus.
kutais. Labai siaurai atrodo. Nežinau. Labai. Man patinka. Bet ką padarysim. Bet gražiai atrodo šiaip. Labai siaurai atrodo, bet gražiai. Iš tokio pasilieka tik toks. Nežinau. Padarysim kitas. Pažiūrėsim, kaip atrodys.